Kalbant apie kripto turto paslaugų teikėjus, pagrindinis pasikeitimas su MiCA reglamentu yra, kad yra pakeičiamos iki šiol įprastos 2 kripto turto paslaugos į 10 skirtingų paslaugų. Bet čia iš tikrųjų nėra išrastas visiškai joksai dviratis. Dalis šitų kripto turto paslaugų jau yra pasiskolinto šiek tiek iš anksčiau išleistos finansinių instrumentų direktyvos MiFIDo, tokios kaip rekomendacijos, portfelio valdymas. Kitos yra jau tų pačių šiai dienai teikiamų kripto turto paslaugų išsegmentavimas į labai sofistikuotas ir siaurą tokį apibrėžimą. Tai sakykime, toks pavyzdys būtų, jeigu šiandien kripto turto paslaugos teikėjas teikia kripto turto keitimo paslaugą, pagal naująjį MiCA reglamentą tokia paslauga labai priklausys nuo niuansų, kokia yra infrastruktūra ir kaip ta paslauga yra teikiama. Ir jinai gali papulti po 4 ar 5 skirtingomis paslaugomis, tokios kaip keitimas kripto į kripto, kripto į turtą, į lėšas, pavedimų gavimas ir perdavimas, na ir taip toliau. Tai čia pagrindinis dalykas, ką reikėtų žinoti apie paslaugas ir MiCA reglamentą, kad kiekviena iš šitų paslaugų jinai reikalauja specifinės apskaitos. Ir ta specifinė apskaita tuo pačiu yra įtraukia ir apskaita, kuri vyksta transakcijų lygių paskirsto registro registre, tai yra on-chain informacija, ir už paskirsto registro, tai yra off-chain informacija, tos transakcijos, kurios vyksta, sakykime, įmonės viduje.